Pirmas mano vertintas darbas buvo kompleksinės menų terapijos metodų taikymo galimybės pacientams sergantiems šizofrenija. Jis buvo atliktas Krikščiokaitytės ir buvo skirtas menų terapijos lyginimui su grupėje pacientų sergančių šizofrenija su kontrolinė grupė, kur buvo taikoma tik tai paprasti užsiėmimai. Eksperimentas buvo atliktas įdomiai, nes buvo bandoma išsiaiškinti, kaip veikia pacientus intensyvesnis menų terapijos taikymas, kai taikoma keletas metodikų vienu metu, tai ir dailės terapijos elementai, ir muzikos terapijos, ir muzikos ir šokio, ir net psichodramos elementai. Ir darbas turi mano galva didelę praktinę reikšmę, nes aišku, jeigu ligoninėse tai bus daroma daugiau, tai galima tikėtis, kad šizofrenija sergantis ligoniai gaus daugiau psichoterapinės ir psichologinės pagalbos ir jų reabilitacija irgi gerės. Bet jeigu šnekant apie mokslinę pusę, tai truputį buvo keista, kad autorė atliko labai paprastus statistinius tyrimus ir visi vertimai buvo atliekami tik tai procentais. Ir, pavyzdžiui, aš pasigedau paklaidos, nes jeigu mes lyginam dvi grupės, tai nors procentai gali skirtis, bet statistinė paklaida gali būti nereikšminga ir tada iš tikrųjų grupės nesiskiria. Taip pat buvo neaišku, kuo skiriasi, pavyzdžiui, socialiniai įgūdžiai ir bendravimo įgūdžiai. Ir dėl to aš galvoju, kad autorė nors pasirinko labai įdomią temą ir svarbią ir aktualią temą, bet moksliniam jos išpildymui dar reikia padėti daug pastangų, daugiau pastangų. Ir galbūt šitas darbas gali būti tęsiamas atliekant daugiau kruopščius metodologinius ir mokslinius tyrimus. Taip pat, skaitant darbą, nėra aišku, kokios tiksliai metodikos buvo taikomos vienu ir kitu atveju. Buvo tik tai aprašoma, kad simbiozija taikoma muzikos ir šokio arba muzikos ir psichodramos, bet jeigu kalbam apie mokslinę pusę, tai aišku būtų svarbiau, kad skaitytojai galėtų tiksliai žinoti, kokios metodikos ir dėl ko buvo pasirinktos ir kokie deriniai ir dėl ko jie buvo pasirinkti irgi. Bet tai nesumenkina darbo vertės ir autorė gali tęsti savo darbą ir tobulinti savo darbą ir jis ateityje gali tapti dar vertingesnis. Tiek.